Sveiki, taigi šioje video pamokoje bus CSS 3D transformacijos. Taigi nelaukus parašysiu štai tokį dalyką ir tai man sukurs 5 skirtingus divus su skirtingai ID. Ir turime 5 divus su skirtingu ID. Ok, einame į stilių, uždedame bendrą stilių ant visų divų, tai yra background color, kokį nors, kad matytume, ką mes darome su tuo divu. Aišku, width, height kokį nors, kad matytume, kas vyksta. Margin vieną nuo kito patraukt ir turėtų kol kas užtekt. Taigi, turime štai. Na ir dar galbūt float left, kad vienu metu daugiau šitų divų matytume. Ok. Galime tęsti su skirtinga atskirais variantais, tiksliau. Ok, tai yra 2D transformacijos rašosi su transform ir į tą transform galime dėti translate, rotate, scale, skew arba visus vienu metu arba kurios norim vienu metu. Ok, tai pradėsim nuo translate ir translate rašosi paprastai, tada skliaustai, į kuriuos eina dvi reikšmės. Pirmoji reikšmė x, antroji y. Jeigu pirmoji reikšmė yra x ir jinai yra teigiama, tai tas elementas judės į dešinę, jeigu antroji reikšmė teigiama, elementas judės žemyn. Jeigu neigiamas reikšmės, tas pats tik atvirkščiai, tai yra į kairę ir į viršų. Ok, tai translate tiesiog pastumia elementą kur nors. Tai tarkime, įrašau 50 pikselių ir per kablelį kita reikšmė 20 pikselių. Ir kvadratėlį šiek tiek pajudėjo 50 dešinėn, 20 žemyn. Ok, jeigu norite, galite aprašinėti biškį kitaip. Jeigu norite, galite rašyti, tarkim, translate x iš didžiosios ir čia būtų viena reikšmė, kuri būtų x. Jeigu čia norite, galite rašyti y, kuri būtų viena reikšmė y. Ir aišku, yra bendras aprašymas. Tai yra be nieko, tai yra tiesiog paprastas translate, kuriam patinka du skaičiai ir jisai kuo puikiausiai su jais išgyvena. Ok, galime tęsti su kitu ID, su kitu divu, taigi ID2, transform vėlgi rašome. Ir tas dalykas, tai yra rotate, tai yra galime pasukti tą elementą kaip nors. Tai yra tas rotate, vėlgi, skliausus turi ir į tą rotate eina viena reikšmė, tai yra koks nors kampas. Kampas gali būti skaičiuojamas rad arba deg. Tai tarkim vienas rad. Arba tarkime 45 deg. Ar panašiai. Taigi jeigu norėsit, galėsit pasukti. Toliau, kitas dalykas yra... Come on. Scale. Galime elementą padidinti arba pamažinti. Scale yra vienas toks aprašymas, vėlgi skliaustai, į scale eina x ir y dalykai. Tai į scale, aišku, eina skaičius, iš kurio dauginasi. Tarkim, parašysiu taip. Tai tas scale pasims width, padaugins iš šito skaičiaus ir width įrašys tokį, kokį gavo. Čia vėlgi pasims height originalų, padaugins iš 1,5 ir height bus toks, koks gavosi rezultatas. Ir kvadratėlis, aišku, šiek tiek padidėjo atitinkamai. Ok, jeigu norite, čia taip pat vėlgi galite rašyti scale x ir rašyti vieną reikšmę. Čia galite rašyti scale y ir rašyti vėlgi vieną reikšmę atitinkamai. Ir aišku, yra paprastas scale, kuriam užtenka dviejų reikšmių. Pavyzdžiui, taip. Niekas nepasikeitė. Ok, kitas ID. Kitas dalykas yra skew. Taigi skew eina du skaičiai vėlgi, tai yra x kampas ir y kampas. Arba vėlgi įrašome skew x būtų vienas skaičius, skew y vėlgi vienas skaičius. Na, kaip su šitais translate ir scale.
Taigi skew, vėlgi, red arba deg skaičiuojasi, tai tarkime 0,7 rad ir tarkime 45 deg. Ir gauname tokį absurdišką dalyką, tai galbūt skaičius pamažinsiu. Jo, ir matosi šiek tiek geriau. Ok, galite pasižaisti su tuo ir yra paskutinis pats dalykas. O tas paskutinis dalykas yra bendras aprašymas. Į transform galite sumesti bet kuriuos iš šitų 4 dalykų. Galite naudoti visus, galite naudoti kuriuos norite. Tai tarkime pasimsiu rotate. Padarysiu rotate per 20 deg. Toliau tarpas. Galima padidinti, tarkim scale, tarkime y ir padidinam per 1,1. Toliau galime, tarkim, translate. Ir tarkime, per x translate padarome. Ir tą x per 50 pikselių. Ir gaunasi taip. Elementas pasukamas vos. Come on. Elementas biški padidamas. Na, galiu daugiau įrašyti. Konkrečiai per y. Ir elementas biški pajudinamas. Štai taip. Ir aišku, galite ta tvarka, kurią norite surašinėti. Nebūtinai laikytis tokią tvarką, kokią čia surašiau. Tai kaip matote, tai veikia. Tai jeigu nurodysit kelias transformacijas vienu metu, tai būtinai atskirkit jas per tarpą. Kaip čia. Ir ok. Toliau naršyklių suderinamumo klausimas. Taigi, kaip ir aš rodžiau praeitose video, tai translate yra toks bendrinis aprašymas, tačiau kad visos naršyklės, ypač tos senesnės versijos, palaikytų dalykus, tai reiktų dar prirašinėti prie translate webkit ms ir moz. Tai kiekvieną šių eilučių reikia prikopinti. Na, padarysiu pavyzdį. Tai taip reikėtų prie kiekvieno transform padaryti. Ir prie šitų visų vėlgi reikėtų padaryti šias 3 papildomas eilutės. Na, bet kadangi man veikia, tai man nereikia labai pergyventi. Tačiau vis tiek yra tokių žmonių, kurie nesugeba naršyklių atsinaujinti ir tai žiauriai užknisa web developerius. Tai tiesiog žinokit, kad reikės šitų dalykų. Ok, tai šią video pamokai tiek, tai yra kitame video bus CSS3 perėjimai, tai yra transitions.